Gerą vakarą visiems, kas prisijungė. Matau, jau keletą žmonių prisijungė. Tuoj prasidės oficialiai atidarymo ceremonija. Čia matot čempionato taurės. O tokias, čia vienas iš organizatorių Marino, Švedijos sportinės žūklės federacijos atstovas. Jis turbūt ir bus šio renginio vedėjas. Čia mato mūsų rinktinė, visi susėdo, pasiėmė kavos. Kaip ir jums sakiau, alkoholio neįlašo, tik su kavytė. Visos rinktinės čia susirinko, visos 11. Tuoj už sekundės turėtų prasidėti, pažiūrėsim, kokią programą yra parengę mums švedai. Nežinau, ar bus įnešamos vėliavos, bet kitose čempionatuose tai būna. Šitam negaliu pasakyti. Estijos komanda matot. Švedai, Lenkai, toliau. Norvegas, matot, su norvegiškom vėliavom nugarų. Latvijai, ukrainiečiai, Kazakstano sportininkai, amerikiečiai, lietuviai visi vietai, silaukia, kol prasidės atidarymo ceremonija. Turėtų jau už sekundės jį prasidėti. Ir mes pažiūrėsim, kaip čia vyks. Tai 11 šalių rinktinių dalyvauja šitam čempionate. Welcome to Sweden. Pasisveikinu ir mikrofonas Добро užduosiu. пожаловать в Швецию. I think it was right. Okay? No? No? Anyway, thank you for coming to beautiful Sweden and Piteå. We will start this evening with the SIPS anthem. So all please rise. Padėkoju už atvykimą į šį čempionatą ir pradės nuo SIPSo himno. Tai paprašė visų atsistot. Thank you. I
I think I'm having some technical issues here. Turi kažkokių techninių As you all klaidų. know, the inaugural dinner is a short one, and as I wrote in the captain's group, here in Sweden we have some. We are not fond of alcohol in that way that other countries have, that you can buy your alcohol in the grocery stores and stuff like that. And you always need permits to have alcohol at gatherings like this. And unfortunately, this evening we didn't get our permit. So tonight, this event is alcohol-free. But now, I would like to Marino welcome paaiškino, all kad countries šiandien up here alkoholio for the nebus national šitam renginy, anthem. kadangi negavo. And please bring your leidimo. flags that are on your tables when we do so. And I would like to start with Eesti. Pristatys dabar Estijos komanda, įnešė savo vėliavą, padėjo kiekvienai šaliai vėliavą ant stalo. Tai pradėjo nuo Estijos rinktinės. Please stand for the Estonian national anthem. Dabar bus grojamas Estijos nacionalinis himnas. Paprašė vėl visų atsistot. Gausi irgi Estijos rinktinė. Thank you, Eesti. Sugrojo ir estai sugiedojo savo šalies himną. O čia matom juos. Šaunus vyrukai. Geri mūsų bičiuliai. Next nation on the stage. Sekanti Please nacija welcome Suomi. Suomijos rinktinė sekanti. Lipa ant scenos. Ir vėliau bus sugrotas jų nacionalinis himnas. Ir, aišku, estai jį turėtų Suomiai puikiai sugiedoti. Please stand for the national anthem of Finland.
Thank you, Finland. Čia buvo Suomijos rinktinės ir jų šalies pristatymas. Pažiūrėsim, kasgi bus sekantis. Next in line Mūsų ponai va sėdi. on stage, please welcome Latvia. Latvijos rinktinė sekantis. O čia broliai Latvijai. Please stand for the national anthem of Latvia. Gražiai Latvijai Thank sugiedojo you, himną. Latvia. Next nation on stage, please welcome Kazakhstan. Kazakstano sportininkai sekantis. Mačiau, kažkas rašėte, kad ištempta ceremonija ir ką jie nori parodyti. Tai yra labai paprasta. Nori pagerbti kiekvieną šalį, pagerbti kiekvienos šalies valstybinę vėliavą, himną, sportininkus. Please stand for the Tai va, national toks yra anthem tikslas. of Kazakhstan. Kas ten, mačiau, komentarą rašo, kad nesuprato, koks tikslas. Ką tik aš jums pasakiau, koksgi yra tikslas šito pristatymo. Ir kad yra grojami himnai valstybiniai. Negausi rinktinė Kazakstano. Nelabai suprantu, bet kažkodėl tai Thank you, trūkinėja Kazakhstan. čia ryšys. Tai labai visų atsiprašau, bet čia aš padaryti nieko negaliu. Next one, I would like to present Lietuva. O, mūsų Please on stage. vyrukai lips ant scenos, sugėdos mūsų nacionalinį himną. Tikiuosi, kad mes visi palaikom savo Please rinktinę. stand for the national anthem of Lithuania.
Country Lithuania. Nors ir melodija truputį kitokia buvo, bet puikiai sugiedojo mūsų vyrukai himną. Next country, I would like to invite Mongolia Sekanti to the šalis stage. lipantį ant scenos yra Mongolija. Visi, kas prisijungė, ačiū už palaikymą, ačiū, kad prisijungėt. Labai atsiprašau, kad nutrūko porą kartų tą transliaciją, nežinau, kas čia įvyko, bet paprasčiausiai kažkas tai stringa internetas. Nors įrodo 5G, bet, matot, būna tų ryšio problemų. Tai kaip ir minėjau, sekanti šalis Mongolija. Please stand for the national anthem Mongolijos of vėliava Mongolia. ir Mongolijos nacionalinis himnas. Thank you, Mongolia. Next up, our, I don't want to say good neighbors, but anyways, Norge. Sako, negalėčiau pasakyti, kad sekantis lipsantys, tie, kurie lips ant scenos, yra geri mūsų kaimynai, o tai yra Norvegijos rinktinė. Pašmaikštavo Marino. Du lietuviai rinktiniai, Darius ir Linas. Please stand for the Modė national girdžiu, anthem of smaikštauja, Norway. kad Dariau iki galo, nes visus užstosi, kadangi Darius yra mažiausias iš savo rinktinės ūgių. Thank you, Norway. Norvegijos rinktinė čia matėte ant scenos. Kasgi sekantis. Next up, I would like to call on Polska. Lenkijos rinktinė sekantis. Please stand for the national anthem of Poland. Paprašė visų atsistot. Tai aš čia kur nors įlysiu.
Tai buvo Thank you, Poland. Lenkijos sportininkai. Next country to stage, Ukraine. Ukrainos rinktinė sekantis. Lipo ant scenos. Please stand for the national anthem of Ukraine. Slava Ukraini! Next team I would like on the stage is the United States of America. Amerikiečiai. Toliau. Juda link scenos. Patys pirmie atvažiavo ruoštis čempionatui. Kaip ir kiekviena rinktinė, tikisi aukščiausio apdovanojimų. Gerai sutarėme su šiais vyrukais. Šaunus iš tikrųjų vyrukai. Please stand for the national anthem of the USA. Thank you, USA. And last but not least, my own team, Team Sweden Ice. Please get up on the stage. Paskutiniai ant scenos lipa Švedijos sportininkai, šio čempionato šeimininkai, šitos pusės jie turėtų ateiti.
ir paskutinis nuskambės jų himnas. Rolfas irgi už operatorių kypso šiandien. Please stand for the national anthem of Sweden. Čia Švedijos nacionalinė rinktinė ir jų himnas. Šio čempionato šeimininkai. Na ką, pabaigėm su komandų pristatymais. Pažiūrėsim, kasgi bus, kasgi vyks toliau. Kažkas dar turėtų turbūt vykti, tik tiksliai nežinau kas. We have a few speakers too here tonight. And the first one I would like to Kalbės present keletas kalbėtojų, pristatytojų, tai pirmas iš is jų. the chairman of the municipality council here in Piteå, Tai čia valdžios Mr. atstovas. Patrik Lundström. Vienas iš valdžios atstovų šito miesto sakys kalbą. Pasveikins, aišku, sportininkus greičiausiai, palinkės visiems nei iš vyno, nei uodegos. Ladies and gentlemen, dear participants and guests, as the mayor of Piteå, it's a great pleasure to see you all of you gather here in Piteå for the 22nd World Championship in ice fishing. And I know that the organizers have worked incredibly hard to make this event possible, and we are all hoping that the weather gods will continue to smile upon us despite it's raining tonight. So the ice will remain strong and safe throughout the competition. In Sweden, we have a special expression we use when someone is about to go fishing. We say skitfiske, which literally translates to bad fishing. Don't be fooled. It actually means the opposite. We say it to wish someone good luck without tempting fate. It's very similar to saying break a leg in English. So with that in mind, I would like to wish you all a true Swedish skitfiske på er, and may the best team and country win. Thank you and welcome to Piteå, and I see you on the ice on Saturday. Trumpa ir konkreti kalba, sako, kai mes išleidžiam kažką į žvejybą, tai linkime jiems nieko nepagauti. As some of you know, we have Atvirkštinį variantą, tai jie linkia, kad tikrai kažką pagauti. a country within our country that is a community of Sami. And I would like to give the microphone to, Jörgen Stenberg. Matom poną apsirengusi tautiniais rūbais. Thank you very much. Didžiuojasi jie. Švedai labai savo istoriją. Yes, as he mentioned, Sweden is founded on the land of
two peoples, the Swedes and the Sami people. And now we are in the traditional Sami area as well as we are in Sweden. And in the winter time, just 1 month ago, there were thousands of reindeers in 10 kilometers area around Piteå. Piteå is a center in the winter time for the reindeer herding. And I am a reindeer herder, but I'm a bit south of Piteå. I'm not exactly from here. And in the Sami culture, there is many things that is totally different from the Swedish culture. My name is Jörgen, but Jörgen means nothing. It is thousands of people who can have the name Jörgen. But I am. That's my yoik. We can sing each other, and we can sing the area, we can sing the rivers and the reindeers and whatever. We can yoik them. Our traditional way of singing. And I will start to yoik my son. He is a young reindeer herder. Started a few years ago to work with the reindeers. And through the yoik you meet him as he is. Neiva is his name. So, and I'm also a fisherman. I fish a lot, but I only use net. I don't use anything else. I just want to kill them and eat them. But the river is very important in many ways. And I will yoik the Ume River. And the Ume River today is a river that is, in many sentences, dead. It is dams all the way, and the water goes through tunnels, and the water has swallowed the area around the river. So I don't know the river, even if I see it. Even if I think I know it, I don't know the river, the real river. I have never met it. But with the yoik, I can meet the river as the river actually is, maybe. As the river is. And because the yoik is very, very, very old, and it expresses the river when it was alive. And this is the Ume River. It's called in Sami language.
That's the river. And I will take yoik, one more yoik. And the difference between yoiking and singing is when I'm not an artist when I stand on the stage, I'm a yoiker. The artist is supposed to catch the audience, get the relation to the audience. But the yoiker has to catch what he's yoiking. And if it's, I'm going to yoik the crow, the bird. And the bird don't sing so beautiful. And it has a meaning in the Sami way of seeing things, that it's what is it called? It's the bird that you think of the government when you see the bird. So it's a bad bird, bad animal, so to speak. And then the yoik doesn't have the purpose to be beautiful. If that yoik is beautiful, it's not the bird. And that's why I like this yoik. It's called Vorchis, the crow. Thank you. Оце була вдайнота Варна. Thank you, Jörgen. Next up is our own chairperson of the board of the Swedish Angling and Fish Preservation Association, Mrs. Eva Törnelöv. Čia kaip pas mūsų Thank you organizacijos very much. MŽD Thank you. atstovė. Before I start, I must say something about the crow. Kažką noriu Because pasakyti on apie Monday apdainuotą in Varną. Stockholm, we call it the March crow, because then you eat the crow. So I guess you eat the government, or I don't know. So, but it was not that I was supposed to say. I'm here because I'm so extremely proud that you are here, and I'm also very proud of Labai the didžiuojasi, kad Piteå mes čia visi Mormiška atvykome Club rungtyniauti. and the municipality Ir that būtent have į jų made the savivaldybę. conditions for us all to be here. So we hope now that everything is in place for the actual Tikisi, kad competition to visiems take part. e, And I would tinka just šios like to sąlygos, say a few kokios yra words dabar about Sportfiskarna. organizuojamas That's our name in Swedish. And čempionatas. we are a non-profit organization, and we are I would say, the largest organization that cares about the life underwater. So our vision is healthy fish in healthy waters. And Jų we devizas work yra sveika žuvis with, we sveikose have 3 vandenyse. different Šitos organizacijos. areas we work on, and it is to really care about the Šita organizacija conservation dirba of fish keliomis kryptimis. and the environment and the biotopes. And that's quite a large work we do. And then we work with young people. We take 50,000 kids to fish every year. And also in vaikus this area we žvejot. have the competition fishing.
Ir And also, what is very important, we work with the Šitoj- politicians šitoj and vietoj, kur dabar vyks policies, čempionatas, yra organizuojamas because and then we fight a sportinės lot žūklės for varžybos. the fish to get past the hydropower plants. We have lots of hydropower plants in Sweden, and also the seas around Sweden. It's the fish. The conditions for the fish is really going in the wrong direction. But I've heard Ir jie it's a lot mano, of fish todėl, kad yra out daug here for you. hidroelektrinių, So šitas I would žuvies just say ištekliai yra that now the tiksliau conditions are in eina ne į tą place, pusę. and now it's up Tai to blogėja. you what will be of the coming days in this competition. So I look forward very much to see you on the ice and see you on Sunday and really see who will win this race. I don't know, but you will be winners, all of you. I promise. So we will be back on Sunday. See you on the ice. Good luck. Palinkėjo visiems sėkmės ir kad visi susitiksim Thank you, Eva. tiek šeštadienį, tiek sekmadienį. And last but not least, I would like to call the member of the technical committee, our own Mr. Ivo Söt. Techninio komiteto FICO atstovas Ivo. Thank you, Marina. Hello, everybody. Dear Mayor, guests, athletes, and friends back home. Welcome to Pirea. Welcome to the 22nd World Ice Fishing Championship. Pasveikinu visus atvykusius į I čempionatą. got a very good idea speech from Mr. Sami that you should think that ice in the part of this world is just not about fishing like we do, but it's a part of culture, way of life, and connection to nature. So keep that in mind. And Papasakoju, kad we have a švedams, wonderful stage ypač from šitoj vietovėj, the ledas organizer. nėra, kaip mums Fishing has been good, žvejybos, kaip čia pasakys, and I įrankis think it's only atributas, getting better. o ledas švedams The athletes, šitoj you are all vietovėj yra good. kaip You have dalis done jų such a hard gyvenimo. work to get here. And I think it's going to be a pinnacle of ice fishing on the weekend. Hopefully we see that all. Would like to thank the mayor of Pirea and the local community for the wonderful chance to be here. Eva from Sportfiskarna and their organization for their hard work. Of course, Marino, thank you. Padėkoja Can we get a little applause? visiems valdžios atstovams už priėmimą čia Švedijoje, atėjo And I'm not going to keep you. I know you're hungry. And let's have a fair play and may the best team win. And with great pride, I declare this FIPCD 22nd World Ice Fishing Championship open. palinkėjo visiems garbingos kovos Thank you. ir atidarė šitą 22 pasaulio čempionatą. Thank you, Tai Ivo. oficialiai čempionatas atidarytas. It's on. So I know you're hungry. We have a traditional Swedish sandwich cake. It's called in Swedish smörgåstårta. Ir dabar mes It's paskanausime bread with sumuštinio pyrago. shrimps and maybe Tai- salmon Oho. and mayo and other good stuff. Tai And yra iš jūros if gerybių. you go by the bar, you can bring your sandwich cake, something to drink, and then go back to your place to sit. So I think we start over here, Estonia, please, Tai dabar visi and po then you vieną, follow row by row. visi po vieną eisim pasiimti sumuštinio pyrago, kuris yra pagamintas iš krevečių, lašišos ir kitų jūros gerybių. Tai turėtų būti neblogas patikalas, šitą dar neskanavom, bet dabar būtinai paskanausiu. O čia pora lietuvių yra atvykę, sveikas Jonai, pora lietuvių yra atvykę, palaikyt mus čia. Jo, sriubyti. Sriubos mums atvežė visą dėžę dainius. Ir atvyko vyrai mūsų palaikyti. Vienas iš Lietuvos, paima, o vienas iš Norvegijos. Tai visi greitai skuba pasiimti kažko. Arūnas, Mindaugas,
Artūras Gedas, visi čia, visi atvykom, visa delegacija, nieko nepalikom namie. O toks va, neša tokį va pyragą su krevetėm. Turėtų būti neblogas patiekalas. Toks, sakyčiau, tradicinis atidarimas su himnu, su vėliavom, su visom komandom. Dalis koncerto, paklausėm jų tradicinės muzikos ir dainų. Tai toliau pavakarieniausim ir šitą vakarą užbaigsim grįžę namo į dušą, pailsėt ir rytoj vėl į treniruotės. Tai dėkui visiems, kad buvot kartu ir susitiksim rytoj. O, tuoj aš pafilmuosiu jums šitą pyragą. Atrodo įspūdingai. Matau krevetės, kiaušinis, agurkas, pomidoras. O ten kas susloksniuota, tai nelabai suprantu, bet turbūt ten lašišos gabaliukai kažkokiai viršui, matau lašišos gabaliukai. Atrodo labai skaniai, visi šalkė, seilės bėga, tuoj bėgsiu ir aš į tą lėkštę įgriūsiu. Tai ką, ponas ir ponai, dar kartą dėkui visiems, kas buvo prisijungę. Šitaip trumpai iš 22 pasaulio poledinės sportinės žūklės čempionato. Aš pasiimsiu nueisiu. Tai tiek žinių ir susitiksim rytoj ant ledo. Ačiū ir viso gero.